Taigi lietuviškojo futbolo klasika, čia matote Lietuvos futbolo federacijos stadioną, taip jis atrodė prieš maždaug kokį pusvalandį, jis buvo dar tuščias, laukia lietuviškojo futbolo klasikos, tai yra dvikovos tarp Vilniaus Žalgirio ir Marijampolės Sūduvos. Čia gali būti labai pavojinga ataka, smūgis ir šalia virpsto skrieja kamuolys. Labai daug erdvės tenai sulaukė baudos aikštelė. Aišku, vertinant ir pagal dvikovas, Žalgiris rimtų išbandymų kol kas dar neturėjo, jeigu atmestume tą kovą su riteriais. Čia labai pavojinga ir virš skersinio skrieja kamuolys, štai taip. Būtina čia pagirti Elygį. Meta jį toli į baudos aikštelę, ten dvikova. Čia Denueris, jo smūgis ir virš vartų. Perskaitė čia Modestas Vorobjovas varžovo sumanimą. Labai geras perdavimas į dešinę, Mikoliūnas ir Ivanas Kardumas gelbsti savo vartus nuo įvarčio. Iniciatyva. Štai čia buvo dar vienas to įrodymas. Kišas, jo smūgis ir pirmasis rungtynių įvartis. Tomislavas Kišas. Dar vienas jo tikslus smūgis Lietuvos futbolo A lygoje. Štai taip. Fantastiškas įvartis ir šį kartą jis buvo įmuštas ne silpniausioms šiai dienai A lygos komandoms, o Marijampolės Sūduvai. Puikus įrodymas, jog šis futbolininkas turi potencialo ir jį tikrai gali atskleisti A lygoje, ko nepadarė galbūt savo karjeroje kiek anksčiau. Šeštasis jo įvartis šiame A lygos sezone, kas neabejotinai yra rimta paraiška. Visiškai nereikalavo, bet galbūt tokiais epizodais kartais norima. Čia Jankauskas, jo reidas į baudos aikštelę gali būti pavojinga ir stringa kamuolys tarp kojų to Sainturi. Mikoliūnas su kamuoliu. Jo smūgis į vartus ir Ivanas Kardomas. Bravo. Čempionė žaidime. Čia labai pavojinga ir ne. Armantas Vitkauskas gelbsti savo vartus. Pavojinga Žalgirio ataka. Veževičius, jo perdavimas, ne, čia vis dėlto smūgis buvo. Geras Golubicko sprendimas, reikėjo pakeisti pusę. Čia reikia smūgio į vartus, taip ir daro Verbickas, Armantas Vitkauskas saugo savo vartus. Šių rungtynių minutė. Pradedama skaičiuoti, čia pavojingas epizodas, Tomislavas Kišas turėjo progą. Į statistiką bus įrašytas. Kišas. Čia smūgis ir į išorinę vartų tinklo dalį skrieja kamuolys. Dar kokia Tomislavas Kišas šiandien tampa Vilniaus Žalgirio pergalės kalviu. Būtent jo įvartis atneša vilniečiams pergalę prieš čempionę Marijampolės Sūduvą.